CERN yra didžiausia pasaulyje elementarių dalelių fizikos laboratorija. Ji dengia 6 kvadratinius kilometrus ploto ir yra įsikūrusi netoli Ženevos. 27 km ilgio ir daugiau kaip 100 metrų po žeme laboratorija sukuria palankės sąlygas fizikos eksperimentams. Daugiau kaip 2000 mokslininkų iš 34 pasaulio valstybių dirba vieningame projekte, kad atskleistų mūsų visatos paslaptis. Žvaigždės, planetos, jūros, oras, žmonės, viskas aplink mus yra sudaryta iš materijos. Materija yra sudaryta iš atomų. Atomai iš elektronų, orbitas skriejančio aplink branduolį, kurį sudaro protonai ir neutronai. Viduje jų mes randame kvarkus. CERN projekte naujausias greitintuvas, didelis hadronų kolaideris, kuris pradės veikti 2008-aisiais, įgreitins daleles, kurios susidurs greičiu artimu šviesos greičiui, tirs kvarkus ir kitas daleles. Daug šių dalelių egzistavo tik ankstyvoje visatui, vos milijoninės sekundės dalį po didžiojo sprogimo, kai visa energija transformavosi į materiją. CERN hadronų kolaideryje mes galėsime atkurti sąlygas, kurios buvo tik po didžiojo sprogimo ir atskleisti tokius klausimus, kaip, kodėl dalelės turi masę, kokia yra juodosios materijos prigimtis visatoje. Ar materija turėjo antimaterijos ir ar tai buvo įmanoma, kokia buvo materijos būsena tik po didžiojo sprogimo. 4 milžiniški instrumentai pavadinti dalelių detektoriais tirs susidūrimus hadronų kolaideryje, tam, kad atsakytų šios du pagrindinius klausimus. Šių sąlygus eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai leis mums suprasti esminius gamtos dėsnius ir pagrindinės paslaptis, kurias slepia visata. CERN projekto tyrimuose mokslininkai jau daugybę metų dirba, kad atradimo dėka pagerintų kasdieninį mūsų gyvenimą. Technologijos, kurios naudojamos dalelių detektoriuje, šiandien yra pritaikomas apsaugos objektų skenavimo įrangoje ar medicinoje. Taip pat pasaulinis internetas buvo išrastas CERN 1990 metais britų mokslininko Tim Berners-Lee. Tinklu labai greitai plito informacija apie dalelių fiziką ir internetas tapo pagrindinę priemonė tarp informaciją besikeičiančių mokslininkų bei paskatino ir pritraukė daug žmonių komunikuoti. Tam, kad ištirti milžiniškus informacijos kiekius, kurios sukuria didelis hadronų kolaideris, fizikai kartu su pramonės ekspertai šiuo metu stato tinklo ir kompiuterio sistemą, pavadintą GRID. GRID leis tūkstančius mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalintis duomenų resursais ir kompiuterių galia, paverčiant internetą į milžinišką globalinį superkompiuterį ir kuriant ateities mokslą.